Ir mes pradėsim. Ir svarbiausia, aišku, kaip ir visose jogose, taip ir kundalini, svarbiausiai sėdit, išsitraukėt netgi sėdmenis ir tada iš karto įtraukėt pilvo centrą. Biški prisuksiu tą muziką. Mūsų, nebeprisisuka. O, geras. O, prisisuko. Ir iškart mes turime 3 pirštai žemiau bambos, yra mūsų gyvybės centras. Ir tokį padarom tikšt, įtraukiam jį į save ir tada sėdimaisiais kaulais jūs spaudžiat kilimėlį ir iškart pajausit, kad pradeda tiestis ir virš bambos jūs jau kylat į viršų. Tiesiam, ištiesiam stuburiuką, spaudžiam sėdmenis, atveriam krūtinę, iškart atsiveria krūtinė, kai atsidaro šitą visą zoną, išsitiesia, iškart atsiveria krūtinė, pečiai šiek tiek atgal, rankos lengvai ant kelių ir lengvas Jalandhara Bandh, kaklo užraktas makriukas link kaklo duobutės ir pajausit, kaip išsitiesia kaklos lankstelį. Ir dabar tiesiog šitą sėdėseną pabandykit, užsimerkit, rankos lengvai ant kelių ir pradėkit kvėpuoti. Įkvepiu į pilvą giliai per nosį ir iškvepiu, pritraukiu pilvuką prie stuburo. Įkvepiu, dar kartą giliai, visą pilvuką išpučiu, nebijokit. Ir iškvėpdama. Visą orą iškvepiu iki žemės ir pritraukiu prie stuburo. Dar kartą įkvėpkit giliai į pilvą. Ir kai įkvėpėt, jūs jauskit tą įkvėpimą, kaip užpildot save pilnai, o kai iškvėpėt, jauskit, kaip ilginat save ir tystat. Iš viršugalvio tempėt save į viršų, stiebėtės. Ir dabar sudėsim delnus prie krūtinės ir patrinsim delnus. Pajauskit energiją, šilumą tarp savo delnų, patrinkit tvirtai. Ir kiekvieną kundalinį pamoką, kaip sakiau, pradėsim susijungimą į bendrą erdvę, bendrą mantrą. Ir giedosim mantrą Om Namo Gurudev Namo. Tai nesusiję nei su religija, nei su kažkuo. Šie žodžiai reiškia jungiuosi, lenkiuosi savo esybei, savo didžiai tiesai, kuri pas mus visus yra viduje. Ir įkvėpkim giliai dar kartą per nosį, iškvėpiam visą orą, dar kartą įkvėpiam, iškvėpiam ir trečią kartą įkvėpsim mantrai. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev. Om Namo Gurudev Namo. Ir apsauginė mantra. Adgurai namai, Jugadgurai namai, Sadgurai namai, Sri Gurudevai namai. Įkvepiam giliai per nosį, pilvą. Ir iškvėpdami nuleidžiam rankas ant kelių ir iškvėpkim visą orą, pajauskim save ir lėtai atmerksim akis ir pradėsim mūsų apšilimą. Apšilimą pradėsim atsigulę. Tiesa, dar kas nebuvo ugninis kvėpavimas, trumpai pasakysiu ugninį kvėpavimą. Kvėpuosim ugniniu kvėpavimu, atsigulę. Ugninis kvėpavimas yra akcentuojam tik iškvėpimą ir per iškvėpimą įtraukiam savo bambos centrą. Toksai. Įkvėpimas gaunasi savaime, o iškvėpiant įtraukiat pilvą į save ir pulsuojat pilvą. Per laiką priprasit.
iš karto tiesiog pulsuojat, jaučiat savo gyvybę, savo gyvybės centrą ir atsigulam. Ir dabar tiesiog 2 minutės ar minutė, kas kiek galit, kvėpuojam ugniniu kvėpavimu atsigulę. Paprastai. Pradedam. Pasirinkit savo tempą. Jeigu jūs nepratę, neskubėkit. Tiesiog jauskit ir kvėpuokit. Bet žiūrėkit, kad per iškvėpimą pilvas neišsipūstų, o įtraukėt jį į vidų. Nes dažnai mes kvėpuojam antraip. Iškvėpimas ir pilvas prisitraukia prie bambos. Toks staigus gaunasi. Judinam savo gyvybę. Užkurkit ugnį savyje. Labai daug ateis naujos energijos. Tai pabaikit, kiti nekreipiam dėmesio, kvėpuojam, dar kelios sekundės, ugninių kvėpavimų, atsigulus. Pamečiau laiką, nieko tokio ir dabar tiesiog giliai įkvepiam ir atkyla mūsų pečiai. Atkyla rankos palei kūną, palei šonus ir pakyla mūsų pėdos 15 cm ir viską, ką galit. Irgi ugninis, 1 minutę. Laikom. Dabar visą tą energiją, kurią sukūrėt savyje, visą ją panaudokit. Sutraukit dubens raumenis, vidinių šlaunų raumenis. Ir žinoma, pilvas, bambos centrą. Tiek, kiek galit. Jeigu jau nebegalit, plėšę kaklą, nuleiskit, pailsėkit ir darykit iš naujo. Dar 30 sekundžių. 20. Jūs galit daugiau žymiai, negu jūsų protas. Įkvepiam, iškvepiam. Nusileidžiam, pailsim sekundę. Pailsėjot po ugninio kvėpavimo. Ir dabar su įkvėpimu pakelkit rankas virš galvos. Pėdos, pirštai žiūri į lubas, pėdos aktyvios. Ir su įkvėpimu kylam į viršų. Ir pabandom pagauti save už. Įkvėpimas čia. Čia vėl gulam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Įkvepiam. Iškvepiam. Ir žinoma, pasirinkit savo tempą, kad nebaltų akis. Iškvepiam. Iškvepiam apačioj, įkvepiam viršui. Irgi minutę darom, judinam, išjudinam kūną. Po nakties išjudinam stuburą. Trisdešimt sekundžių dar.
Liko 15 sekundžių. Taip, ir su įkvėpimu pakylam į viršų. Ir dabar tiesi nugara. Pabandot pagauti. Jeigu nepagaunat, rankas laiko ten. Pėdas aktyvios. Įkvėpiam giliai. Įkvėpiam. Kiek galite įkvėpkit. Ir užlaikom įkvėpimą. 10-15 sekundžių. Kiek galit. Paskirstom energiją. Iškeliam. Atsipalaiduojam ir sugrįžtam dabar į įprastą easy pose sėdėseną, joginę. Ir dabar kilnosim pečius. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Žinoma, galit pasirinkti savo tempą. Įkvepiam, iškvepiam. Ir kvėpuokit energingai, nebijokit. Pamatysit, kiek po šitos valandos pas jūs ateis naujos energijos. Per kvėpavimą ir judesį mes generuojam labai daug naujos energijos. Įkvėpėt, jaučiat pečius, iškvėpėt, numetat visą įtampą. Ir energingas kvėpavimas per nosį. Ir visą laiką, aišku, jaučiat. Šiek tiek pilvo centrą kontroliuojat, tiesų stuburą. Nesijaudinkit, viską iš karto neįs padaryti, tiesiog po truputį. Ir sustojam, numetam pečius, iškvepiam ir sekantis pratimas. Rankos ant kelių ir dabar tiesiog tiesi nugara. Ir dabar vesim krūtinę tarsi į kairę. Įkvepiam per priekį, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir čia turit jausti savo juosmenį. Juosmens darbą, stuburą. Iškvepiam. Įkvepiam. Tarsi vat krūtinė. Nesvarbu, į kurią pusę pradėsit, vis tiek darysim į abi pusės. Ir išjudinat save. Iš juosmens tas yra judesys. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Nekreipiam dėmesio, kvepuojam. Iškvepiam. Ir jaučiam save, savo stuburą. Visą laiką jauskit savo ašį. Tarsi, nes stuburas yra mūsų gyvybės, lankstus stuburas yra mūsų jaunystė. Ir tiesiog jūs pajausit, kaip nuo tos laikysenos jūsų pagerės visi, nesvarbu kokį sportą jūs po to atliksit. Jūs visai kitaip jausitės. Nes tada visas kūnas, jisai atsistoja visiškai teisingai pagal stuburą. Ir keičiam pusę į kitą pusę tą judesį. Ir pradžioj tiesiog turėkit jausmą, kad norit krūtinę į priekį, atgal. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam, iškvepiam atgal. Įkvepiam. Iškvepiam, kvepuojam. Dar keletą sekundžių į šitą pusę ir jauskit stuburiuką. Išjudinam. Įkvepiam, iškvepiam. Ir sugrįžtam į centrą. Dabar pajauskit visą sėdimaisiais kaulais, pilvukas, pilvo centras į save, tiesiam, stiebiam
Iš viršugalvio stiebiamės, jokios įtampos kūne. Įkvepiam giliai per nosį pilvą ir užlaikom įkvėpimą. Užlaikom įkvėpimą savyje ir pabandykim sutraukti mulbant. Šaknies užraktas, kai sutraukiam išangės raumenis, lytinių organų raumenis ir pilvo centro raumenis visus, kiek galit surinkti link bambos. Tokiu kabliu užrakinam save, iškvepiam, atsipalaiduojam ir dar 2 pratimai apšilimo, atsistosim. Aš galiu taip tada stovėti ir dabar tiesiog kojos, pečių plotė ir svarbiausia, tai apie ką kalbam, tvirtai pėdomis jaučiat žemę, spaudžiatės į žemę, mes ištiesinsim teisingai savo stuburą. Spaudžiam pėdomis, jauskit tiesiog abiem pėdom grindis, tiesėtės, įtraukiam pilvo centrą šiek tiek į save, išsitiesiam, virš nuo bambos į apačią spaudžiam, o nuo bambos į viršų mes jau keliam save. Ir pabandom pakelti rankas ir pajausit, kai spaudžiat pėdas virš bambos, jūs save keliat, rankos pakils tarsi pačios. Ir pabandykit ištempti save tiek, kiek galit. Išilginkit, kvėpuokit per nosį ir tempkit save, auginkit, ištempkit stuburiuką, kiek galit. Šiandieną į viršų. Kvėpuojam per nosį ir tempiamės, augam. Tiek, kiek galim, ištempiam save, išauginam. Dar keletą sekundžių. Kvėpuojam per nosį, ilgais, lėtais kvėpavimais. Per įkvėpimą jūs visą laiką jauskit, kaip pripildot save. Pripildot oro, deguonies, energijos, o per iškvėpimą ilginat. Ilginat save, rankos pačios po to laikys. Įkvepiam giliai ir iškvėpdami per šonus. Nuleidžiam rankas, iškvepiam. Pasijudinkit, iškvėpkit įtampą, pajudėkit kaip nori kūnas. Ir paskutinis apšilimo pratimas. Kojos šiek tiek bus plačiau negu mūsų klubai ir keliai. Visada keliai žiūri ten, kur pėdos. Rankos pakils į viršų ir mes dabar leisim dubenį, bet leiskit tiek, kiek galit. Čia yra karvelio poza ir bus ugninis kvėpavimas. Bet pasirinkit savo tempą. 1 minutę, nespėjau įjungti. Jeigu tiek, ir yra gerai šiandieną. Ištempkit delnus, ištieskit rankas. Rankos tvirtos. Ir pakylam į viršų, įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą ir iškvepiam. Ir atsipalaiduojam. Iškvėpkit, atsipalaiduokit, pasijudinkit. Visada, jeigu pajaučiat, kad jums negera ar galva svaigsta, tiesiog tada sustojat ir ramiai kvėpuojat. Įkvepiat giliai į nosį, per nosį, iškvepiat. Įkvepiat per nosį į pilvą, iškvepiat. Įkvepiat, iškvepiat. Ir pamatysit, kaip viskas nurims. Nurims jūsų kūnas. Pakvėpuokit dar keletą gilių įkvėpimų ir iškvėpimų.
per nosį. Ir pradėsim mūsų šiandienos kryją. Aš parinkau tokią trumpą, bet labai galingą šitą kryją, kuri yra. Jinai visiškai perkrauna mūsų plaučius ir labai suaktyvina kraujotaką. Tiesiog 20 minučių, 25 ir jūs pajausit visiškai kitą nuotaiką ateina, nes toks, koks yra mūsų kvėpavimas, kaip jisai mumise teka, kaip deguonis mumise, tai priklauso, žinoma, ir mūsų kraujotaka, ir mūsų emocijos. Tai dabar pirmas pratimas, rankos būdai mudra, šitas nykštys ir mažiukas, kiti pirštai tiesus, rankos, taip, nykštys mažiukas, kiti pirštai tiesus. Ir dabar tiesiog rankos priekyje ir darysim didelį ratą rankomis atgal. Įkvepiam į viršų, iškvepiam. Bet darom su didžiuliu atsidavimu šitą pratimą ir jausdami. Iškvepiam, jaučiam save, didelį ratą, kiek galim ir su ilgu, giliu kvėpavimu per nosį. 2 minutės tiesiog šitą paprastą judesį, bet su visa širdimi. Pirštų mudros yra ne šiaip sau, rankų mudros, pirštų mudros, pirštų galuose, pirštuose yra veikia mūsų smegenų centrus galvoje. Tvirtai jaučiat pėdomis, grindis ir dideliais ratais. Įkvepiam į viršų, iškvepiam. Įkvepiam. Nieko ypatingo, bet nuostabus judesys mūsų plaučiams, mūsų kraujui, cirkuliacijai. Kvėpuojam, darom. Dar 30 sekundžių. Visą laiką nebijot kvėpuoti energingai. Ir dabar su įkvėpimu pakyla rankos į viršų, įkvėpiam giliai ir užlaikom įkvėpimą. Ta pati mudra ir užlaikom įkvėpimą savyje, laikom tiek, kiek galim, 10 sekundžių. Iškvepiam. Atsipalaiduokit, pajudinkit rankas, pajudinkit pečius, kūną, išjudinkit. Sekantis pratimas bus, kuris tiesiog suaktyvins mūsų pirmąjį pratimą. Bus joginis kumštis, visada yra nykštis į vidų, o kiti pirštai padaro kumštį. Rankos bus atgal. Ir vesim tokį patį ratą, bet į priekį. Ir vėl. Įkvepiam, iškvepiam. Vėl 2 minutės. Su galingu ir energingu kvėpavimu. Per nosį. Ir į pilvą. Pradėkit sąmoningai jausti savo kvėpavimą. Kai įkvepiat, pilvas išsipučia. Dažnai žmonės kvėpuoja antraip. Įkvėpdami pilvą traukia į vidų. Iškvėpdami išpučia. Teisingiausiai kvėpuoja kūdikiai. O po to mes pamirštam. Ir su visa širdimi atsidavimu.
Nieko ypatingo. Atgal į priekį. Atgal į priekį. Didinam savo plaučių tūrį. Išjudinam krūtinę, pečius, kraujo tekėjimą mūsų kūne. Kvėpuojam. Sekundžių. Ir užteks, pakyla rankos atgal, vos nepasakiau į priekį, kai pradėjom, taip ir užlaikom įkvėpimą. Įkvėpiam giliai į pilvą per nosį, spaudžiam pėdas ir užlaikom įkvėpimą. Iškvėpiam. Atsipalaiduojam. Iškvėpiam. Tiesiog pajudėkit, jauskit, ką sako jūsų kūnas. Jeigu nori kažkokio judesio, tą ir padarykit. Sekantis pratimas bus spiruoklė vadinama, lenksimės į priekį. Įkvėpimas, delnai į lubas. Iškvėpimas, lenksimės, bet iš klubų. Lenkiamės iš klubų. Tada norim pilvą, tada širdį. Ir tik po to norim padėti galvą nulenkti ir padėti delnus. Ir tada įkvepiam ir apačioj sakysim har. 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 Tokį 7 kartus har, o 8 sakysim viršui su plosimu hari. Ir turim pajausti ritmą. Pradedam, įkvepiam, har, 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 hari ir vėl, har, 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 har. Har, 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 hari, har, 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 hari, har, har. Išjudina visus blokus iš mūsų. Visas emocijas. Har, 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 hari, har, 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 har. Pamečiau skaičių har, hari. Viskas. Įkvepiam viršuje ir užlaikom įkvėpimą. Iškvepiam. Atsipalaiduojam ir atsisėsim ant grindų. Tiesiog, jeigu norisi, atsigulkit pagulėti. 1 minutę. Poilsio 1 minutę. Tiesiog su ilgu, lėtu, giliu kvėpavimu per nosį. Kvėpuokit. Ir iškvėpkit visą įtampą. Įkvepiant, jauskit, kaip pilvas pakyla. Iškvepiant. Prisitraukia prie stuburo. Kvėpuojam per nosį. Nes nosis yra mum kvėpuoti, o burna yra valgymui. Per nosį kvėpuojam. Visiška kitokia kokybė. Mūsų energijos būna kūne, kai mes taisyklingai ir gerai kvėpuojam.
Kvėpuojam. Ilsimės. Ir po truputį pakylam į viršų. Dar liko keletas mūsų pratimų. Dabar tiesiog rankomis pasiremsit, kojos pakils 60 laipsnių kampu ir ugniniu kvėpavimu. Kvėpuosim. Ir kilnosim kojas. Galit, žinoma, pasirenkat savo tempą, kas kiek galit. Ugninis kvėpavimas turėtų būti. Pakylam, įkvepiam, iškvepiam, nuleidžiam. Įkvepiam, iškvepiam. Jeigu per greitai, jūs darot savo tempą. Žiūrit savęs, nežiūrit kaimyno visą laiką. Joga ir yra apie santykį sąjungą su savimi. Tiek, kiek galit. Jeigu pavargstat, pailsit. Nuleidžiam kojas, pailsim. Paplekšnojam kojas. Aišku, čia veikia ir mūsų pilvą, ir presą, ir mūsų nugarą, juosmenį, ir žinoma kojas. Dirba. Kvėpuojam giliai ir pailsim. 1 minutę. Poilsio, jeigu norit, padarot judesį, kokio jums norisi, kad išleisti įtampą. Tiesiog nesinešam toliau jokios įtampos. Ir sugrįžtam. Dar vienas pratimas bus panašus. Tokia pat sėdėsena, kojos pakils į pamiršau kiek centimetrų nuo grindų, kojos pakyla 45 centimetrus ir darysim žirkles. Ir ugninis kvėpavimas. 1 minutę. Tiesiog mažas judesys, žirklės neplačios. Visą laiką galit užsimerkti, darom. Man labai sunku kalbėti. Visą laiką galit užsimerkti ir dėmesys tarp antakių į trečią akį. Nuleidžiam kojas, pailsim, atsigulam. 1 minutę poilsio. Kvėpuojam, ilsimės. Iškvepiam. Įkvėpkit. Ilgas, lėtas, gilus kvėpavimas per nosį. Atsigulus. Poilsio 1 minutę. Pajauskit, kaip nurimsta kvėpavimas. Nurimsta įtampa. Su kvėpavimu suderinkit, tiesiog jauskit
kaip nuraminat save su kvėpavimu. Ir su įkvėpimu, neskubant, lėtai pakilsim į viršų. Dar liko 3 pratimai ir po to jau atsipalaiduosit visai. Šavasanai. Sėdim vėl. Lengvoj. Sėdėsina easy pose, vadinamai. Išsitraukėt sėdmenis. Jaučiat sėdimaisiais kaulais, spaudžiatės. Įtraukiam šiek tiek. 3 pirštai po bambą. Išsitiesiam šitą visą sritį. Atveriam krūtinę, pečiai šiek tiek atgal. Ir bus tos pačios žirklės su rankomis. Ugninis kvėpavimas taip pat. Pradedam ir kvėpuojam galingai. Žinoma, jaučiat save visą laiką. Ir čia svarbiausiai – laikysena. Rankos tvirtos, pečiai, visą jaučiat savo ašį. Tada rankos juda pačios. Ir pulsuojat bambos centrą. Žinoma, galite užsimerkti, žvilgsnį koncentruojam į tašką tarp antakių. Ir pabandot visą laiką. Pas mus yra siekiamybė suderinti judesį su kvėpavimu. Jeigu jums per greitai, pasirenkat savo tempą. Nežiūrit į mane, tiesiog jaučiat save. Kvėpuojam. 20 sekundžių liko. Ir dabar ištiesiam rankas į priekį ir įkvepiam giliai per nosį pilvą ir užrakinam. Energiją apačioje, pabandom užrakinti mulbant. Sutraukiam išangės raumenis, lytinių organų raumenis ir bambos centro raumenis. Užrakinam energiją apačioje ir keliam energiją iš stuburo apačios į viršų. Iškvepiam. Atsipalaiduojam. Sekantis pratimas bus kūdikio asanoj, delnais į viršų. Darysim ugninį kvėpavimą. Tiesiog 2 minutės. Paprastoj asanoj ir tik tai jūsų ugninis kvėpavimas. Jaučiat savo pilvą, pulsuojat savo pilvą, bet tik 1 minutę. Suaktyvina mūsų kraujotaką į smegenis, į akis. Delniukai žiūri į viršų ir tiesiog pulsuojat savo bambos centrą. Savo tempu, taip kaip geriausiai jums yra šiandien. Ir iškvepiam, sustojam, iškvepiam visą orą. Atsipalaiduojam akimirką, kūdikio asanai.
Atsipalaiduokit, iškvėpkit. Ir paskutinis aktyvus pratimas bus, būnant šitoj pačioj pozai, tiesiog sukabinsit savo rankas, sukabinsit pirštus į Veneros užraktą už nugaros. Ir tiesiog vėl bus ugninis, kelsit rankas į viršų tiek, kiek galit ir kvėpuojam ugniniu. Kilnojat rankas tiek, kiek galit ir pulsuojat bambos centrą. Irgi turėtų gautis. Rankos pakyla, įkvėpimas, iškvėpimas, rankos nusileidžia, įkvėpimas, iškvėpimas. Geriau neskubėkit, bet atlikit kartu su kvėpavimu kokybiškai. Iškvepiam, atsipalaiduojam, iškvepiat visą orą, atsipalaiduojat akimirką. 1 minutė poilsio, kūdikio asanai. Ir lėtai po truputį pakilsim į easy pose, įprastą sėdimą, sėdėseną. Prieš šavasaną tiesiog pasėdėsim porą minučių meditacijai. Su savimi įsitaisot, svarbiausia laikysena. Sėdimieji kaulai, jaučiat grindis, pilvo centras, tiesiamės, stiebiamės, atvira krūtinė, jokios įtampos kūne, rankos lengvai ant kelių ir tiesiog susijungiat su savimi, jaučiat save per kvėpavimą. Įkvepiat per nosį į pilvą, pilvas išsipučia, iškvepiat, pritraukiat pilvuką prie stuburo. Įkvepiat dar kartą giliai, iškvepiat. Ir dabar visas savo mintis paleiskit į amžinybę. Į begalybę. Ir siųskit maldą į save. Tiesiog jauskit visą savo širdį, galvą ir savo sielą. Tik tai jūs ir jūsų kvėpavimas šioje akimirkoje su savimi. Fiksuokit pojūčius, bet paleiskit savo protą. Ir dabar po truputį lėtai, neskubėdami, atsigulkit pilnam atsipalaidavimui. Išsitieskit, užsikloti. Ir dabar tiesiog kojos plačiau negu jūsų klubai, rankos palei šonus, delniukais į viršų, šiek tiek toliau nuo jūsų kūno. Praveskit galvą nuo vieno peties prie kito peties. Keletą kartų. Ir dabar jau nieko nebekontroliuokit. Kvėpuokit savo įprastai. Jūs padarėte viską, ką reikėjo ir kiek reikėjo šiandieną. O dabar tiesiog pasistengkit atpalaiduoti ir paleisti kiekvieną
kiekvieną savo kūno ląstelę. Atpalaiduokit kojų pirštus, visas pėdas, čiurnas, blauzdas, kelius. Atpalaiduokit šlaunis, klubus ir visą savo dubenį, pilvą, vidaus organus. Atpalaiduokit. Atpalaiduokit diafragmą, plaučius ir savo širdį visiškai. Atpalaiduokit. Atpalaiduokit visą savo krūtinę, kaklą. Atpalaiduokit rankų pirštus, visus delnus, dilbes, alkūnes, žastus. Atpalaiduokit pečius, savo kaklą, smakrą, lūpas, žandus, nosį, akis ir visą savo kaktą. Atpalaiduokit. Atpalaiduokit plaukus ir savo galvos odą. Ir su kiekvienu iškvėpimu jauskit, kaip sunkus jūsų kūnas grimsta į kilimėlį. Jūsų kūnas visiškai atsipalaidavęs.